Kadangi dirbau įvairiose įmonėse, turėjau labai įvairių patirčių. Atėjusi į Integrė Trans, man labai patiko įmonės vertybės ir pradėjau apie jas kalbėti socialiniuose tinkluose. Todėl, kai pasiūlė ambasadorių programą, pagalvojau, kodėlgi ne, reikia išbandyti kažką naujo, išeiti iš komforto zonos ir pabandyti prisijaukinti socialinius tinklus. Ambasadorių programa buvo man įdomi tuo, kad siūlė daug mokymų tiek apie socialinių tinklų naudojimą, taip pat susitikimą su žymiu žmogumi vieną kartą į ketvirtį. Kadangi esu žingeidi ir smalsi, tai mane aišku iš karto nupirko. Man labai svarbu, kad įmonė siūlo ne tik tai darbą, bet ir daug pridėtinės vertės, per kurią man teko prisidėti prie įvairių iniciatyvų įmonėje. Viena iš jų, kuri labiausiai surezonavo, buvo savanorystė, kad aš įsitraukiau, pažinau tą veiklą ir labai mielai įtraukiau savo šeimą. Ir tikrai tęsiu tą, nes pirmą kartą gyvenime man tai leido pasijusti tikrai atliekant kažkokį naudingą darbą. Taip pat įvairūs renginiai įmonės viduje man padėjo praplėsti pažinčių ratą, susipažinti su kolegomis iš kitų skyrių ir tai labai padeda kasdieniniais klausimais. Vienareikšmiškai ambasadorių klubo nariai yra lojalūs kompanijai žmonės, bet tas lojalumas turi eiti iš pačio žmogaus. Patys žmonės nori įsitraukę dalintis apie kompaniją. Man norėjosi dalintis ir galbūt paskatinti ir kitus žmonės, kurie abejoja arba kurie nėra laimingi savo darbe. Ieškoti teisingos kompanijos, ieškoti teisingų vertybių ir kad galima surasti balansą tarp darbo, pajamų, geros atmosferos, įdomios veiklos, įsitraukti šiek tiek daugiau, sužinoti daugiau, tiesiog būtina tuo pasinaudoti.